Robotikos mokslas, jungiantis technologijas ir išmanėją techniką, iš pagrindų keičia žmonijos veidą. Robotai pritaikomi daugelyje sričių – pramogoms, sunkiojoje, lengvojoje ir karo pramonėse, žemės ūkyje, medicinoje ir žinoma įvairiose mokslinių tyrimų srityse. Mes įkūrę esam laboratoriją pramoninių robotų, kur šiuo metu ir esame. Į šią laboratoriją važiuoja moksleiviai kaip į, sakykime, šiuolaikinį muziejų iš viso Panevėžio regiono ir Aukštaitijos regiono. Važiuoja čia mokintis ir verslininkai iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio, mokinasi programuoti robotais. Atvažiuoja ir studentai pagal Erasmus programą, kaip šiandien čia yra iš Latvijos, yra iš Turkijos, irgi dirbti su šitais robotais. Visi labai patenkinti, kadangi tokios laboratorijos Lietuvoje nėra daugiau. Gerai išsireiškė akreditacijos tarptautinės pirmininkas, kuris čia buvo prieš porą savaičių. Tai yra vieta, kur viskas yra paruošti robotikos specialistą. Vienoje vietoje viskas yra ir pramoniniai robotai, ir mobilūs robotai, ir moksliniai tyriamieji darbai daromi, ir kompiuterinė rega tyrinėjama, ir su mobiliais robotais vykdome pramonės užsakymus, su pramoniniais robotais taip pat užsakymus pramonėje. Dviejų krypčių pas mus darbai moksliniai. Jie daugiau taikomojo pobūdžio. Pirmas sritis yra pramoninių robotų taikymas pramonėje, tačiau netradiciniam veiksmam. Tai yra, robotai pas mus moka matuoti, moka surinkti, moka patikrinti detalės, ar jos geros, moka patikrinti baldų plokštės, ar jos skylutės vietose teisingai. Taip pat mes antroji kryptyje vystom mobilius robotus. Gan ilgą laiką bendradarbiavom su keliom įmonėm, kuriam robotą Avatarą, kuris yra dalinai valdomas per internetą ir tu tą robotą gali valdyti būdamas bet kurioje pasaulio šalyje ir matyti, ką robotas mato su savo kamerom, girdėti, ką jisai irgi girdi ir atlikti labai naudingus darbus dideliu atstumu. Tai čia šitoje vietoje skaitom gan nebloga perspektyva, nes jau dabar yra žmonių, kuriems tokių robotų reikia. In Latvia Information Technologies we are working just with programs and programming the systems, but here is more about robots, how they move and for example conveyors. It's more technical programming. Here I'm trying to work with many kind of robots and trying to understand how it's working here and trying to find something new for me. I'm here to know something about robots, and it is interesting because robots I have seen only in movies, and there is a good experience for me. Kauno technologijos universiteto elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto procesų valdymo katedroje modeliuojami biotechnologiniai procesai, kuriamos intelektinės valdymo sistemos. Šiuo metu katedroje atliekami tyrimai su roboto ranka bei akiniais, pakeisinčiais žmonių kovojančių su negale kasdienės problemas. Mes specializuojamės daugelį sričių, kas susijęs su automatika ir kažkokių tai procesų valdymu. Čia nekalbama apie žmonių valdymą, ten personalo ieškojimą, kalbama apie tos pramoninius dalykėlius. Tai eina valdymo technologijos, eina transporto technologijos, pavaros ir labai viskas, kas susiję su elektra. Tai yra mūsų tas sritis, kurią mes vystom. Produktas yra viena stadija to viso kelio, kur nueina mokslininkas darydamas savo darbus. Tai iš pradžių būna kažkoks mokslinis tyrimas. Iškeliame kokią nors idėją, hipotezę, darai darbus, ją patvirtini ir tik po to galbūt atsiranda produktas. Tai vienas iš tų buvo produktų, tai va šitas daikčiukas. Ant labai madingų akinių iš parduotuvės nupirktų rėmelių uždėta vaizdo kamerytė, kuri leidžia žmonėms su didelio laipsnio negalia
valdyti kompiuterį arba, sakykime, elektrinį vežimėlį vien tik tai žvilgsniu. Vien tik valingai valdant savo akies judesius. Kartu su Žydų Haifos universitetu gavom finansavimą tokio bendro produktų komercializavimą. Tai tas projektas vadinasi roboto ranka neįgaliesiems ir ta roboto ranka turėtų būti valdoma ir bus valdoma žvilgsniu, balsu. Ir jeigu dar gali, tarkim, judinti žmogus smakrą arba liežuvį, skruostą, tai bus galimybė jam tą ranką ir valdyti.